Ką, sveiki visi Lietuvos ūkininkas jūsų ekranuose. Nu tai ką, pavasaris, pagaliau. Šitaip kentėjom žiemą, šitaip laukėm ir pagaliau pavasaris. Dabar yra 7 šilumos. Ai, musė, ble. Ką, šuniukai? 10 šilumos, o dieną bus 15 šilumos. Tai galit matyti, va, ant trupų rankovų visiškai ant megztinio, kelnių ir bliuskiais. Dar vienas dalykas, ir gavom bliuskę pagal užsakymą, matot, MTZ 82. Čia pagal mano užsakymą, tai dabar irgi dar vieną bliuskę užsisakiau. Irgi bus tokia pati, bet parašyta MTZ 82 pačioj turbo, o gale bus parašyta Lietuvos ūkininkas mano YouTube kanalo nickname'as. Tai už kadro kaip čia daugiau nieko ir nedariau. Nu, aišku, čia blemba 2 dienas buvo vėjas, o eiktų savo, bet šiltas vėjas, nu, bet jau tas vėjas jau užpisu. Tai šiandien nėra vėjo, tai eiktų savo šiltas, smagu jau pizdėti, sakiau, aišku, lauką net be megztinio. Tai už kadro, ką vakar biškį padirbėjau, tai prisinešiau iš tokių malkų čia, nežinau, arba čia bus šašlykinė, arba kažkaip, vis dar prokurom. Nu, kaip ir daugiau nieko čia ir nedariau. Eina savo, kaip čia pamatau, taip įdėtų, eiktų, nafik. Net nesinori man čia žiūrėti. Pystėts. Durys atlaikė vėją kol kas dar. Tai reiškia, jau gerai padarytus, jeigu durys atlaikė vėją. Ai, dar langučiai vaja, eina savo, gal šiandien net nefilmuotų video, bet ne, jau pradėjau. Kažkaip, blėt, mano lentas išvartė. Tai naktį blogai biškį įsimiegojo labai. Mažai miegojo dėl to, nes blembo šuo mano musė visą naktį kurmi kaukė. Kaukė dėl to, nes pas... Fuck. Nieko nematyt. Kaukė dėl to, nes pas ūkininką buvo... Nu, čia už net kilometrų... Net kilometro nėra ir vienu žodžiu ūkininkas atvežė mažus veršiukus ir tai bleną ir paskui ten mūsų visą naktį kaukį prie namų. Ai, nesau. Tai ką čia man dabar nuveikus, eisiu dabar pasportuot. Kai visada ryte vakare sportuoju. Aišku, nerodysiu kaip. Va, dar ką pasakysiu, kažkas iš jūsų mano video kelia į YouTube, ne YouTube, į TikToką, iš manęs daro mimus, nu, iš visų daro mimus. Tai kaip pamažiau, tai po 50 000 peržiūrų, tai bent tas žmogus, kuris filmavo, kaip man trūko duris padaryti, ten tipo biškį neapskaičiavau. 5 štukų peržiūrų surinko, tai bent galėjau parašyti mano pačioj Lietuvos ūkininkas, mano YouTube kanalą galėjau parašyti. Nu, komentarai geri. Ten gal nebuvo kokio komentarų, kuris nebūtų heito, vien tik heitas. Bet yra vienas, bet man yra visiškai pochui, tai jeigu kelia, aš laimingas, svarbu, kažkam dar rūpiu. Ne tik mamai ir tėčiui rūpiu, bet aišku, dar kažkam dar rūpiu, tai va, gerai. Nu ką galiu pasakyti, jeigu kelia, svarbu kelia, ką žinau. Visiškai pochui, kaip ir mano klausiokas pasakė, life is kaif. Tai taip, ką dabar čia šiandien darysim, net nežinau, pasikasom ausį ir pagalvosim, reiktų kamerą čia gal padėti. Ir ką daryt? Taip, supistą šitą šūdą valyti. Bet jau mane čia užpiso valyti, vaina, nahui. 4 minutės visiškai dabar nieko nedarau, dabar tik galvoju, ką daryti. Žodžiu, pagalvosiu ir sugrįšim, kaip pagalvoju, kaip karatį supratot. Tai ką, tęsim darbus toliau. Visiškai laukiai įsidienojo. Dabar yra 17 šilumos, eiktų savo. Nu, pizdės kaip gerai, tai net išsirenkiau ant fucking trupų rankovų, nežinokit. Negaliu, tai ką, šiandien imsim duris, tai pagalvojau gerai. Yra vėjas, aišku, bet tas vėjas man nichuja nepadeda. Bet ir toksai čia vėjas. Tai nafik, nu, megztinį pasidėsiu, belenkai sušilau, būsiu tiesiog ant trupų rankovių. Tai va, atėjau antrą točkę žvyro, pagaliau pilsim žvyrą ir nuimsim tas duris.
Tai jau vieną, nematysit, gal matysit vieną točkę jau išpyliau žvyro. Išlyginau, dabar vieną točkę pylsiu šitoj pusėje. Tai aš pagalvoju, kad blem, aš tas duris vargau. Eik, tu nachu, pamiršau, aš kamerio galvoti atsinešt, zaibys aivarai. Tai vis dėlto šitas duris nuimsiu, nes man jau nafik, tiesiog nereikia, nes kam reikia, jeigu ten nėra durys. Tai jo, biškai gal prie greit šneku dėl to, nes labai esu pavargęs. Taip, dabar man reikia, kad jūs kažkur įtaisyt, kad mane labai gerai matytų. Tuo čia mes apsimėtom. Tai filmavau ryte tai. Dar ryte buvo šilta, bet ne taip kaip dabar. Ai, bet tai ką matau, tas duris. Ai, nu šiek, tai sakau jau, blem, mačiumi, gal reiktų kažkur žemiau biškį padėti. Tai rimtai sakau, buvo šilta. Pažiūrau, 17 šilumos, zaibys. Nors, blem, kaip čia jūs kūmi padėti trikojus, neturiu ir problemus prasideda. Iš mane gerai, tai va, gerai matytų, bet ant ko čia mane To, tai kam, va, taigi točkį ir galim ir točkę pasinaudoti. Tai, ai, blėt, nu negaliu točkę, nu tu ai, va, plytų, taigi, blemba, taigi čia plytų prisivedęs aš. Grįžau. Blėt, nelabai čia ką už man ir padės realiai. Ai, tu na, kurva, blėt, reiks trikojį pasimt. Ne, nu, blėt, aš tikrai, blėt, visiškai dabar nemastau, aš tiesiog tave galėjau padaryti ir viskas. Mano mąstymas tai kurva, tai kai vištus. Nu, tu kurva, tai blėt. Eisiu trikojį pasimt nahu, tai galvotę pamešau, tai vėl ką. Gerai, nieko, ne, eik tu nahu. Ai, blėt, kurva, kas dar čia suka, akmuo supistas. Gerai, čia mane matysit. Nu gerai, tarkim, kad matysit, tikiuosi. Viskas bus gerai. Ai, klausimėlis, ar norit turėti mano merčą, galiu padaryti tik dėl jūsų, bet aš nežinau, ar jūs jį pirksit. Tai jeigu norit, kad padaryčiau savo merčą, MTZ82 Turbo, gale Lietuvos ūkininkas, su nuotrauka mano, tai būtinai prašykit į komentarus. Taip, ko mums dabar reikės mums šešiakampio. Na, savo pizdėt kaip šilta. Nu va, šilta ir darbai biškį prasidės geresnį. Kurva, galvotę išmečiau suką. Žinai, čia šita galvotė negali būti ne šita. Aišku, iš pirmo karto. Čia blemba 2 padalos gal. Kaip nors. Gerai, atsukam pirmą varžtelį. Supratau antrą. Kurva vos ne per ranką. Va, vieną varžtą turim jau. Vandens reiksit vandeniu atsigert, nes pizda kaip šilta. Kažkur čia blemba kontaktų nepagauna. Nieko. Gerai. Vieną pusę dan. Ką su tom durim darysiu, tai tiesiog nuimsiu šitus visus, kur skardinom varžtus. Varžtus tėčiui gražysiu, kur paėmiau. Jo. Ir aš tas duris nežinau, arba nafik jos eis į malkas, arba nafik nežinau. Čia reikės man viską nusukti gerai. Opa, labai. Dama, kad to žuviecko nenulaužčiau. O na, kaip būtų gerai. Tai jeigu nulaušiu, tai bus labai negerai. Ai, čia šitais mažukai susukės. O, labai gražiai. Nu, tiesiog idealiai viskas blemba. Tai dabar tikriausiai man reikės eilinį kartą eiti iki kaimo, nes aš debilas pamiršau stoginę galvutę. Arba pisiuot rankom kaip visada, bet aš kadangi nelabai tai noriu, nes mane labai užpis. Taip,
Dabar mes užsimasim kelnes visų pirma. Ir visų antrą apsisuksim. Deadliftas. Daktarai sakė, nelabai galiu kilnuot, nes kadangi super aukštas, tai nepakenks. O tu kurmečinė ten tiek stipriu, kad dažnai zuviesi, kaip tik jau laikį. Nu, nėra ką norėti, svoris buvo tikrai nemažas. Tai ką, šoko aš iki namų pasiėmu brolio trikojį ir pasimsiu doginę galvutę, jeigu nepamirštai, susitiksim už 3, 2, 1. Sveiki visi, va, grįžau, pasiėmiau trikojį ir pasiėmiau galvutę. Ai, na, kai man šiandien nesiseka, kad man tu pasiėmiau supistą galvutę ir supistą trikojį. Nieko, nu tu... Kas čia, blėt? Ai, šitas čia sukina. Reikia įsitveržlės. Kok tai nors. Nors nebent čia mum laikina, jeigu mes... Nu tu kurva, tai ne viens, blėt, taikit. Va. Pasiėmė tokia galvotė, kad nichuja atsibe, blėt, pilno žemių. Matosi, kad kiniečių daryta, kai visada. Oi, blėt, rimukai, net nesugalvos. Pasiėmam dėžutę savo visokiais miodvarščiams. Ai, tu nahui, da pamečiu nutukų. Gerai, arba mane matysit, ne tik mane. Dėsiu į čia visas galvutės. Kokias dar galvutės. Čia labai greitai viskas bus. Nes labai trumpukai vaštai. Nu, vieną beveik atsukom, vieną pusiukę iš 30. Dabar jaučiuosi kaip kažkoks, blėt, mechanikas. Ai. Blėt, tik neįsikrauk. Eik tu nahui, tikrai, kad eik tu nahui, suka tu. Pavargau. Padėkit, maldauju. Opa, iš iš tai nežinau, kažką darysiu, gal kažką sugalvosiu. Bet dar man čia reikia nusimt. Va ir dar liko šitas šūdukas nuėmimų užrakinimą. Nu tai ką? Varom, toliau. Ai, da čia betrukdo. Opsita čia vienas. Kaip nuostabiai, žiūrėkit, tai ką galvoju, aš jų net nerodysiu. Tiesiog sustiksim, kaip jau būsiu pabaigęs. Ir pabaigsim už 3, 2, 1. Bum, paskutinis susimaunam kelnes, kaip visada. Tai ja, ai, tu nahui, skydą palikau, ai ne, čia blėm. Čia gerai nešam suktuką, viską čia kaip peikia. Šitas čia, blėt, o tu kurva, šitas čia, blėt. Nusinešam medvarščius. Pipa, pipa, pu, pu, pam, pimpa, pimpam. Dabar tep, ką daryti, ai, blemba, dar čia biškį daiktų palikau. Tokių lengvų daiktų palikau biskį, neįnešu greit pasidėti, o jos grįšiu. Blet, kur čia?
Life is kaif. Na, blet, pamiršau. Nu, šitą nuimsim kitą kartą, dabar šitą iš šono. Žiūrėkit, vieną ranką paimsiu. Opcija, blet. Kiecai, blet. Dabar ką darysim, tai darysim taip va. Dabar te viską įsikrausto greitai. Blet, rikoji nesisuk užpisai. Ne, blet, būtinai turi sukti zarazą. Kurva tai sabaka. Greit prasimėtau savo. Duksai. Ne ką aš dabar darau, tai pas nežinau. Bet, tipo, blet, čia nelabai matosi, tu jau pribėgsiu prie jūsų. Noriu, kad jūs geriau mane matytut. Aiškiau girdėtut, geriau matytut. Va, biski arčiau. Vat. Nu, tu suka, tu kurva, neužpiskaitytų supytis. Kurva, eik tu nahu, čia pizė. Blet, jau būčiau geriau neėmęs už to trikųjų. Gerai, dabar reik normaliai sustrakyt. Nu, blet, tai kurva, tai... Bet bežia va šį žemę filmuoju nahui. Šiužioniks. O man reikia kažkaip taip, va kaip taip padarius, man reikia zateškis. Bet neimsiu zateškis, tai tipo reiks man čia žemę filmuoti? Ne, nereiks, sveiki. Žodžiu, nu va kažkaip šiandien taip įstaisiau, dabar vežam savo žvyrių. Kurmi tai svoris. Eik tu nahui. Alio vyrai padėk. Kurva užtri... Va. Imam savo auksinį šiūpelį. Galėčiau dabar paėmus išvers, bet aš nenoriu išversti, noriu pavaliai Blet, nematot, nu tu. Blet, pastebėjau, kad nelabai matot, ką daryt, nusižudyt, ne. Kitas variantas, bandyt reguliuot. O man būtų gerai taip, o eik, sako, kaip čia gerą kampą buvau pagavęs. Va, nu, pizdu gavom kažkaip matysit, tikėkimės. Ką mes dabar darysim, imsim ir išpilsim visą smėlį. Nes tiesiog debilas negaliu paimti ir išpilt. Opa. Da porą šaukštų. Dabar tai tikrai galim išpilti. Pilti, galim ir išpilti. Pa. Gerai. Opa. Blemba kaip cementas. Nu tu, blet, šiupelį piski šoną. Blet, padėjau kažkas tą šiupelį vidury kelio. Blet, maišus. O kaip mes lyginam? O mes lyginam, tai pasiėmam seną grėblį rusų laikų ir... Blet, ir taip, tai visas pusės. Ir į tą pusę. Aišku, tai vasarą čia biškį daugiau dar įsipils šito žvyrių, tik tais, kad bus šitas žvyrius visą laiką bus jis išlapęs, dėl to nes čia saulė nešviečia, čia visą laiką drėgmė renkasi, tai jo. Jisai bus visą laiką šitas žvyras šlapęs, tai pas mano brolį kelnėse. Bet nieko, tai vasarą gausim daug saulės ir tada tai jau tikrai bus labai perfekt. Va, bedrų tai kaip nežinau be ko. Bedrų tai kaip be kiaušų. Čia va biskį pralyginam. Aišku, nematys žiūrovai, bet nieko. Kantrus žinau. Nu va ir все хорошо. Ai, tu viskas. Baigim darbas, nes jau pizda įteikės maudytis, man atrodo. Pizda kaip šilta. Trikojį čia paliksiu, sakysiu broliu, kad pamiršau atnešti. Nu tai ką, ačiū, kad žiūrėjote video. Baigėm video su labai šiltu oru. Tai ką, tiek padarėm. Daug.
Duris nuėmėm, įsiklojom, bet aišku, nelabai matyti, bet nieko. Vasara kaip įsipils, tai čia bus... Ai, ne nieko. Bus šilta ir gera. Tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjote į video. Šį video eisiu dabar pasportuoti. Sportuokite ir jūs, jeigu sportuosite, tai būsite toksai kaip aš. Nice. Čia nėra flexo. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote į video, pasportuoti, pavalgyti, kažką paveikti. Tai būtinai paspauskit like, parašykit kokį chujevą komentarą. Ir kas nori kitą video šotautą, būtinai parašykite komentarą, tas gaus šotautą. Tai jo, tai montuot video. Ką aš darau, tai žodžiu viskas, ates, susitiksim kitą video. Čiau šaikelė. Smagios jums vasaros.